Sveikas, aš keliauju aplink Europą. Iš ko? Gerai, dėkui tau. Priejau čia dviračių takelį kažkokį, bent jau maloniau eiti. Priejau Jakų žiedą ir man reikia tenai į tą kalniuką ir ten kažkur pradėsiu stabdyti. Nu viso, spotas, čia yra kur sustoti ir bandom stabdyti. Taip stabdymas atrodo. O, iš karto, instantly. Labą dieną. Labas, Turminį. Į Kryžkalnį, jo. Var, čia. Labai gerai. Eina, savo, kaip čia greit, nesitikėjau, pirmą kartą stabdau. Tai tu įsivaizduok, tik sustojau, matėjai atėjau, ar nematėjai? Ai, nu, tik atėjau ir iš karto sustojai. Trečią mašiną kokią. Netikėjau, kad taip, nes šiaip klausiau draugų, kiek trunka, žinai. Nu, sako, iki valandos. Ai, šitiek mašinų negali būt. Nu, taip sako bent jau. A kur tu į Vilnių pjavai? Aš varau aplink Europą. Maladėt. Kaip fainai eiktų. Ja. Dabar varau į apačią, noriu į Aušvicą pirmą nuvaryti. Galėsi pažiūrėti YouTube'ai, nes filmuoju aš viską. Karmos draugas. Gal esi matęs mano video? Ne, pasižiūrėsiu, kaip tik YouTube'e klauso dabar. Ja. Tai va, noriu nufilmuoti palapinę, pasiėmiau viską ir apvažiuoti aplink Europą visą. Važiuosi easy. Dabar tik kelai greit, apvažiuosi visur dabar. Dabar tai... O kaip sugalvoji būtent, kad tu į Europą? Kaip šuoja mintis? Nu matai, aš YouTube'ą filmavau, prieš tai bomžas buvau. Rinkau bonkės Vilniui, tiesiog nuo nulio išėjau ir rinkau bonkės. Maladės. Tai rinkau bonkės ir atsirado reklamos. Senai jau Jakubė? Ne, nu dabar 3 savaitės. Per 3 savaitės. Kaip? Šviešiasi. Jo, bet labai gerai 18 000 subscriberių per 3 savaitės surinkau. Kanalą naują visiškai. Tie jau šį numenę surinkti štai. Jo, tai sprogo, trečias video 120 000 pas mane. Daugiausiai peržiūrų turite 120 000. Dabar jau pasiėmiau montuotoją, nes labai sunku ir pačiam montuoti ir keliauti, nu žinai, nelengva toks dalykas. Ir reikia laiko tam montavimui. Aišku, reikia. Užim laiką, tai daugiausiai ir užim nufilmuotai, žinai, yra. Jo, čia kažkur nepaleisi, ne? Geriausia bus degalinė. Čia kažkas sursiu. Kaip greit truka tau kelionė, 100 kg sproga. Jo, aš vis nepajaučiau, nieko. Kad tu būtum atsiradęs prieš 1,5 metų, tai aš būčiau susipakavęs viską ir... Kartą važiavęs. Tu neįsivaizduoji, kokį būtume šau susukė. Kokį tu sakei savo? Karmos draugas. Nespalvoti, jo. Iš karto prenumeruoju tave. Malačius visi. Tai va, smagu susipažinti Eduardai žiauriai. Su tam irgi Pauliu. Lema, tikrai smagu. Įdomu, sako, veikla tavo labai įdomi. Žiauriai. Vieni pliusai. Nebandai stabdyti. Ne, jau neturiu kur netgi, žinai, čia jau reikia važiuoti, jau viskas. Ir būtinai tik judi pirmin. Žiauriai. Gerai, dėkui tau. Liek su vėjeliu. Ačiū. Seksiu tave. Gerai, viso. Laikykis. Ir visą laik prisimink, mylėk save. Gerai, dėkui tau, Pauliau, davai. Laikykis. Nu, pirmas 100 km įveikta, easy iš viso. Žiauriai greit sustojo mašiną, nesitikėjau. Varom toliau. Vėl stojam. O, antrą mašiną. Labai greit irgi sustojo. Sveikas. O aš važiuoju į Marijampolę, iki Kauno Marijampolę į apačią. Važiuojam? O, kur tu? Irgi, o, kaip gerai. Gerai, liuks. Blemba. Daimon. Eduardas. Kur keliauja? Aš keliauju aplink Europą. Iš ko?
Autostopu. Pirmą kartą autostopą važiuoju. Ir į Koputelius Vilniui. Jo? Jo, iš Šiukšlinių. Jūs man suraskit save ir pasekim. O, gerai, ačiū labai. Atvažiavom pasimti jo dukrytės. Tai mano jo dukrytė. Paimsim jo dukrytę ir vešim į Kalvariją. Dabar esam Marijampolėj. Ar iš šitų sulčių, žiūrėk, kokios sultys su burokais. Taip, nefu, skanu. Man irgi fu būt. Man tai ne. Man tai skanu. Tai aš jas paleisiu degaliniai, ten sako bus jums daug patogiau. Čia man tuos kelias kilometrus, tai čia nesunku. Čia va pilna furistų jau. Čia jau bus labai. Čia net su lenkiškais numeris galėčiau furistą atrasti ir pakalbinti. Dėdė vakarė. Ne, jau. Ate vakarė. Va, kuo didžiausios sėkmės jums. Jum irgi už kompaniją. Jum irgi ačiū labai. Prašom. Už pavežimą. Visą. Minučių jau tranzuoju. Nieks nestoja šį kartą. Pirmi 2 žiauriai pasisekė. Dabar ne kažką. Nu, bet dar tik 20 minučių. Bet ranką pavaksta taip laikyti. Kai mažai mašina, tai nuleidžiu pailsėti. Nu, furiaga išvažiuoja. Iš aikštelės. Ne, iškart rodo posakį. Galvojau sustos tą fūrą, bet dėja. Jau laukiu, 20 minučių laukiu. Nieks nenori stoti, vietos kaip ir yra, užtenka. Prie Lenkijos sienos nelabai kažkaip. You speak in Lithuania, Russian or English? Russia? Я езжу в Поланд, Варшава. Нет, ну там едешь, да? Чуть-чуть. Да, спасибо. Здравствуйте. Я Эдик. Виктор. Не, ну хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Подождите. Вторую его. Хорошо. Спасибо. Все, до свидания. Žodžiu, sakė, kad pas mūsų Maksimoj Lietuvoje yra brangesnės prekės negu Latvijai. Dabar va su Latviju kalbėjau. Tai kodėl taip yra, net neįsivaizduoju. Atvirkščiai turėtų būti pagal viską. Nes vis dėlto lietuviai Maksimai kūrėgi. Nemyli mūsų tautiečiai, mūsų gaila. Nedaug čia mane pavežė, biški per sieną tik pavežė ir paleido. Už Suvalkų miestelį iškart čia degalinė tokia. Ir va, stovi toliau, karmos draugas. Davai, prašau, pavežkit. Karočią taip, kai stovi, ranką pavargsta. Ilgai, kai stovi. Nu, bet gerai, nutranzavau jau normaliai. Jeigu eitų nutranzuoti šiandien iki Varšuvos, išvis ledas. Rytoj jau būčiau Aušvice. Bet jau valgyt noriu. Kuprinė tai užbombinė. Visur pilna. Maisto jau nebeišėjo įdėti nieko. 11 лет Европа. Europa, da, 11 liet. 11 metų Europai važinė. 29 laipsniai lauke, labai karšta. Ты бываешь там? Ja, net. Pasikeitimai sustojo čia džipas paprašyti pleistro. Mes davėm jam pleistrą ir jis sako, važiuoja iki Varšavos. Tai žodžiu, sakau, davai mane pavežk, sakė gerai. Tai važiuosiu su juo. Toj susirenku daiktus. Ir su juo bus greičiau, su džipu vis dėlto. Сразу Пасха. Ты поляки? Нет, ты с... Откуда ты умеешь по-польски? А я живу в Польше. Pirmos problemos lipant iš mašinos,
iš fūros pamečiau vieną tokį va dirželį šitą. Jisai čia turėjo būti, kurio nėra. Ir nežinau, aš tikiuosi Lenkijoje, Varšuvoje nusipirkti rasiu kažkur, va, jisai čia turėjo būti. Šitą mašiną pasirodo važiuoja į Ukrainą, į karą. Šitas žmogus vežioja į Ukrainą mašinas, į karą. Jisai pats atvarė į Lenkiją dirbti. Ir prasidėjo karas ir pasiliko jisai čia. Nu, ir dabar vat varo mašinas. Draugeliai paprašė mašinas vat, vienos, kad atvežtų ir nuveš šitą mašiną, sakė, į Ukrainą. O aš tikiuosi Lenkijoje rasiu tą dirželį savo. Ne viskas pas mus brangiau. Tai pasirodo, pavyzdžiui, jisai iš mašiną pirko iš Lietuvos ir varo į Ukrainą. Ir Lenkijoje, sakė, brangesnės mašinos. Tai ne viskas pas mus brangiau, žodžiu. Там какие-то какое-то леса там дальше смотри. Я все найду. Спасибо тебе очень. Ага. Все, да? Да. Все хорошо, счастливо. Спасибо. Счастливо. Davai. Viskas išlipau. Nuo Varšuvos esu 50 km. Einu pažiūrėti, kur galėčiau palapinę pasitiesti. O jeigu aš čia už to namelio pasitiesčiau? Gal ne. Blemba, ir čia visur tvora aptverta, neina praeiti. Kodėl tai padaryta? Kaip mane apeiti? Visai greit man sekas čia važiuoti. Žmonės malonus, kol kas bent jau. O, čia aš ją ir pasistatysiu ir greičiau, kol nesutemo. Čia samanos. Pasistačiau palapinę. Čia dabar yra po 10. 15 visur tamsu, nežinau, net nelabai matos. Gal rytoj aš parodysiu geriau, nes dabar nelabai matos. Varau dabar į degalinę, kažką pasimsiu, užkast. Čia viską palieku, jas neplaks. Nu, bet čia tokia užkampinė vieta. Nama jau sutemo, nieko nebematau. Kažkaip aš manau, kad Lenkijai biškį anksčiau temsta. Nu, iš tikrųjų, į apačią ir turėtų tai būti. Bet esmė tokia, kad dabar yra 10-20, visiškai tamsu kaip naktį. Kažkaip Lietuvoje būna dar blemba 11 ar 12, dar šviesa. Hello. Net neįsivaizduoju, kokia čia kainos, 13 zlotų, kiek čia eurais. How much 1 euro in zlots? About 2, 3, 4, 5. По-русски можно? Тоже нет? Ну окей, я беру. 15 złotych. Yeah, in euros. You don't know. This one and do you have tea? Just tea, yeah? So this one and tea. To będzie złoty, bez euro. Yeah, but I think it will go. Kiek čia man kainavo dabar mariakas. Ir jokio notification negavau. А где вода? Вода? Вода, горячая вода. Ну, горячая вода. Ага. Хорошо, спасибо. Sumokėjau už viską 5 eurus 22 centus. Do you have here shower? Shower, dush? Nie, Yeah? tylko toilet. Only toilet. Čia?
Galvoju, dar reikia atsigerti, nusipirkti kažką vandens, kokią nors. Atrodo, negazuotus. Nu va, rytoj turiu dar tualetą. 4 baksai kainavo, ne? Kiek čia gaunas zlotų eurais? 94 centai. Euras, žodžiu. Nu ką, einam namo. Tualetą pasiliksim rytoj iš ryto. Nu va, aš jau palapiniai. Tokį turiu čiužinuką. Viską į galą susigrūdau. Čia kuprinė, visa kita. Miegmaišis yra. Powerbankai. Tokią pripučiamą pagalvėlę turiu. Žodžiu, gerai, dabar šilta čia daros. Einu aš miegoti ir rytoj iš ryto susimatysim. Labanaktis. Iš ryto parodysiu viską, kaip čia atrodo viskas, nes dabar per tamsą biškį.